Labas, malonu. Labas. Sveikas, Jonai. Čia tą patį darom, kaip tada. Kažkur yra žaidęs prieš šitą dėdę. Kažkur matytas. Žiūrėjau, šypsena kokia graži. Su taurė. Su taurė. Nu, taurės gerai. Puikiai atrodo šiandien, įspūdingai. Šitas kostiumas, manau, šita apranga simbolizuoja ir tai, kad šventė šiandien yra. Manau, kad nemaža šventė. Nemaža šventė pradėti kažką naujo. Tai vat, toks vat ir yra akcentas gal. Daug Jonai ar ne buvo kalbų tiek šią vasarą, tiek galbūt sezono pabaigoje apie tą prisijungimą prie Žalgirio, galbūt grįžimą rungtyniauti Lietuvą. Kada tą mintį jau priėmėt jau taip 100% ar ne? Ir koks vat jausmas dabar sėdėti Žalgirio arenui ir darytis tą pirmą interviu? Tai 100% turbūt tada tapo, kai padėjom parašus. O prieš keletą minučių padėjom parašus. Viskas aišku, susijom, viskas dabar bendras tikslas mus sieja ir judam į priekį. Dabar tik padarėm formalumus, dabar sulaukė tikrai nelengvas darbas visus metus. Ir jeigu norim kažką pasiekti, mes turim įdėti daugiau nei patys galvojam turbūt. Jonai, kalbėjot apie tai ir kitose tinklalaidėse, šiek tiek apie tai kalbėjom ir dabar, kad tikslas yra ganėtinai aiškus. Ateinantį sezoną, ką norit pasiekti, gal galit plačiau papasakoti. Jeigu tu pradedi sezoną be aukščiausių tikslų, tai kam tu pradedi tą sezoną tada? Jeigu neturi vizijos nukeliauti aukščiausius pakopos, tai nežinau. Toks, manau, kad kiekvienam laiminčiam sportininkui yra tikslas užlipti aukščiausią laiptelį. Tai manau ir visi, kas yra šitam kambarį, šitoj rūbiniai, šitoj arenoj, nori to pačio aukščiausio laiptelio. Tai mano irgi nesikeičia. Labai gražiai atsiliepėt irgi kitose interviu apie Žalgirio organizacijos augimą, apie tai, kaip jinai auga. Iš šono jums žiūrint, būnant dar NBA, kaip atrodė tas Žalgirio augimas ir kaip atrodo tie darbai, kurie yra atlikti šią vasarą, siekiant tų aukščiausių tikslų. Tai mes matom augimą pastarosius metus žiauriai didelį ir sąlygas, ir visas brendo bildinimas, ir žmonių pritraukimas, ir matom atmosferą arenoje, kaip žmonės susirenka. Žalgiris tapo jau nebe Kauno komanda, Lietuvos komanda. Visi suvažiuoja iš visų miestelių palaikyti Žalgirio ir mėgautis tuo krepšiniu, tą atmosferą. Tai manau, kad čia tik žingsniai į priekį ir sky is the limit, kaip sako. NBA yra vienokia ta atmosfera, jinai yra kitokia nei yra europinė atmosfera ir būtent apie tai nemažai kalbat, apie tą atmosferą. Ir tai yra vienas tų dalykų, kuris yra galbūt esminis ir labiausiai intriguojantis prieš ateinantį sezoną, kai išbėgsit Žalgirio areną. Tai čia daug yra tų kalbų, kad tas europinis palaikymas, europinė ta temperatūra arenoje yra vienokia negu tas NBA. Aš manau, krepšinis yra visur krepšinis, bet ta dvasios buvimas ir tos dvasios perteikimas visoje toje arenoje, tai tikrai noriu tą pajausti ir noriu ten sudalyvauti ir turbūt čia jau tik tai pirmose Eurolygos rungtynėse bus tas experiences didžiausias. Dabar, kai stebėjot ar ne ir finalo rungtynės, tiek Utenoje, turbūt irgi taip mintise jau truputį dėliojatės, kad galbūt kitą sezoną jau pats, nebe kaip žiūrovas. Tai buvo visokiausių minčių, tas derybų procese buvo visokiausių minčių ir tikrai buvo nemažai galvota ir tartasi ir diskutuota ir priėmėm šį sprendimą, nes tikrai yra noras ir laimėti, ir pajausti, ir būti to dalim. Paulius Jankūnas įžengus į mūsų konferencijos kambarį, kur yra visi apdovanojimai, pasakė vieną frazę, kuri turbūt gerai pasako apie jūs. Sako, tie trofėjai, dėl kurių čia ir atėjai. Ta prasme, kovoti dėl tų trofėjų, ar ne? Tai manau, kad kiekvieną sportininką, kiekvieną krepšininką apibūdina trofėjai ir apibūdina pasiekimai. Tai
visą laiką yra smagu kažką prisiglausti kaip taurė, kaip laimėjimą, kaip pasiekimą. Tai aš tikrai nesiskiriu ir aš noriu irgi kuo daugiau pasiekti ir kuo daugiau laimėti. Tikrai nepaslaptis, kad Eurolygos rinkoje būtume tikrai labai svarbi dalis daugelį komandų. Koks buvo esminis motyvas ir kodėl buvo būtent pasirinktas Kauno Žalgiris, kaip atrodė tas procesas? Tai procesas, sakau, buvo gan ilgas ir tikrai buvo nemažai kalbų, bet tas Lietuva, Žalgiris, krepšinis Lietuvoje tikrai vaidino didelę dalį ir fanai. Ir tas, ką kūrėt čianais pastaruosius kelis metus, tas tikrai sužavėjo ir sakau, ir noriu būti tuo dalim ir jau kaip ir supratau po šiandienos ir esu. Tomas Masiulis yra viena labai svarbi figūra čia Kauno Žalgirį, jis turėjo debiutinį sezoną prie vyriausio trenerio posto, iš šono matėt, kaip atrodė Žalgirio žaidimas, tas pasiekimas Eurolygoje, 5. vieta. Įspūdinga būtent serija Eurolygoje. Kaip jums iš šono atrodo Tomo Masiulio darbas, kaip patinka jo būtent žaidėjų išnaudojimas aikštelį? Jis tikrai yra protingas treneris, kuris žiūri kaip vienaip ar kitaip pakreipti tą struktūrą žaidimo, kad kuo geriau išnaudoti stipriasias žaidėjų pusės, kaip geriau pridengti galbūt silpnasias, kad būtų bendras komandos rezultatas, kad nesimatytų broko, kad būtų viskas veiktų kaip laikrodis. Tai tikrai, jisai žinom, tikrai iš gerų mokyklų ateina ir tikrai sėmėsi patirties iš labai gerų trenerių ir manau, kad dabar superinį darbą padarė šį sezoną. Tikrai bus labai sunku tuos batus vėl pripildyti ir sakau, ir būt nemažiau pajėgi komanda kaip ir pernai metais, nes tikrai buvo labai geras darbas nudirbtas, bet vėl susirenkam čianais kupini jėgų, sakau, bado ir norėjimo įrodyti kažko ir kimbam į darbus ir manau, kad galime dar aukščiau lipti. Jonai, daugybę metų NBA, dabar grįžimas į europinį krepšinį. Paskutinį kartą europinį krepšinį žaidėte prie Žalgirį finalo serijoje. Pamenat tas akimirkas? Pamenu, tikrai buvo gan senai jau tas. Taip. Ar pačiam žavi ta mintis, kad bus dabar kitoks tas krepšinis? Ir jeigu taip, kas labiausiai europiniam krepšiniui patinka? Bus kitoks. Vis tiek vasarom tikrai rinktiniai ne vieną kartą sudalyvavęs ir žaidęs tą europinį krepšinį. Aišku, reikės pakeisti kelias detalės, kažkokius aspektus, kurie galbūt labiau imponuoja Europos krepšinį negu NBA krepšinį. Bet krepšinis yra krepšinis, vis tiek reikia įmest kamuolį į krepšį. Tai tas mane veža, tą aš darau nuo pat mažens ir kitaip neįsivaizduoju save. Ar jau gavot galbūt kažkokių komentarų, žinučių iš savo draugų NBA, galbūt Nikola Jokičius irgi kažką užsiminė? Dar ne, sakau, dar viskas labai šviežia, tai žiūrėsim, kaip čia bus ir kaip susidėlios viskas, bet kalbėjau su nemažai žmonių irgi apie visą šitą situaciją ir sakau, yra noras mėgautis krepšiniu, tai tas ir yra geriausia. Ar jau turit nusimatęs oponentą Eurolygoje, prieš kurį labiausiai noris pasimėgauti ateinančiam sezonui? Man tiesiog norisi mėgautis krepšiniu. Oponentai, manau, visi vienodai stiprus ir vienodai veikiami, tai čia jau priklauso nuo manęs, kaip aš pasiruošiu, kaip susidėliosiu visą savo planą ir kipsiu į darbus. Ir tikrai yra daug noro, tai manau, kad fun season bus. Kalbant apie tą fun season ir žmonės, kurie galbūt tą fun season tikrai pavers, yra labai pažįstamų veidų nemažai. Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičius, Marius Grigonis, apie juos jau šiek tiek kalbėjome ir einant ar ne į interviu. Kaip atrodo iš jūsų pusės būtent tas lietuviškas branduolys ir kaip galvojate atrodys Rūbinė ateinančiam sezone, kuri dar kalbėjom, kad ir atsinaujins, ar ne? Jo. Aplamai tai pagalvoju, net turėjau du netgi
per visą savo NBA karjerą turėjau 2 lietuvius komandos draugus, tai kuris buvo Linas Kleiza, kur pradėjau, ir po to buvo Domantas Sabonis, kur čia ne per seniausiai dar teko. Tai būnant Lietuvoje ir būnant Rūbinėje kalbant lietuviškai, tai vėlgi dar vienas toksai kitoks dalykas. Tai laukiu ir tos lietuviškos dvasios, vis tiek esam krepšinio šalis ir mėgaujamės to krepšinio ir tikrai turim labai daug bendrų minčių apie krepšinį. Tai laukiu tos Rūbinės, laukiu tos chemijos Rūbinėje lietuviškos, tai pasilasdavojimų irgi. Kalbėjote ir apie tą vietą, ar ne, Rūbiniai, juokais užsiminėm, atsinaujino Rūbinė, puikiai proga bus galbūt net ir išsirinkti mėgstamiausią vietą, kas anksčiau ateis į ją. Ar turit tą vietą, kurią labiausiai mėgstat Rūbiniai, galbūt kampą, kad matyti visus? Dar nežinau, dar pasižiūrėsim, kaip atrodys Rūbinė po pertvarkų, tai po renovacijos, tai manau gal kaip jau antram pagal senumą duosi išsirinkti ir man kažką. Tikrai turbūt matėt, kas vyko internete, sužinojus arba žmonėm pamačius, kad Jonas Valančiūnas galbūt atvyks į Kauno Žalgirį, tas visas didžiulis ažiotažas, susidomėjimas. Kokią galbūt žinutę Žalgirio fanam pasiūstumėt? Žiauriai gera buvo žinutė prieš tai, kad laukia fan season, bet galbūt turi dar kažkokių. Nežinau, tų žinučių, aš nemėgstu kalbėti prieš faktą, nemėgstu kalbėti tik, kad kalbėti. Aš manau, kad darbas viską parodys, turime eiti dirbti ir sakau, darysim viską, kad fanai mėgautųsi krepšiniu, mėgautųsi pergalėm. Čia jau mūsų darbo dalis, kad mes turim tą padaryti. Sunkus darbas, aš manau, bus čia visko rodiklis, kiek mes dirbsim, kiek mes norėsim, kiek mes į veidrodį pažiūrėję kažką aukosim dėl to, kad pasiektumėm pergalės. Tai pažadėti aš nieko nepažadėsiu, bet sunkiu darbu mes bandysim išvesti komandą dar į didesnį lygį. Jonai, aš turiu jums pirmą dovaną šiame sezone. Jau nuo dovanų. Nors kažkas, ar ne? Dar niekas neprasidėjo, jau nuo dovanų. Tai yra pirmieji marškinėliai, kurios galite apžiūrėti atsisėdęs. Kaip, ar patinka? Į kurią kamerą? Šitą. Super. Tu galėsi pasilikti? Taip, čia Jonai jūsų dydis. Ar pataikiau ar ne? Gerai, super. XXL? XXL. Super. Tai čia marškinėliai, kurių žmonės galės juos įsigyti. Ta proga, jog Jonas Valančiūnas bus Žalgiris. Prašau. Super.